Taigi, sprendimai gali būti daromi tik tai dabartyje. Dėl ko mes vengiame ir taip dažnai nenorime daryti sprendimų ir prisimti su sprendimai susijusios atsakomybės. Dėl to, kad sprendimai gali būti arba teisingi, arba neteisingi. Žmogus, kuris gyvenime daro daug sprendimų, žino, kad juos bedarant, karts nuo karto pasidaro klaidos. Kiek tų klaidų atsitinka jums, yra sunku pasakyti. Tačiau visuomet bandau išvesti tam tikrą vidurkį ir manau, kad iš 100 sprendimų žmonės padaro maždaug apie 20 procentų, plius minus, tačiau apie 20 procentų klaidų. Ir tai yra neišvengiama proceso dalis. Kad ir ką jūs gerai bedarytumėt, kad ir ką jūs bežinotumėte, kad ir kelintą kartą jūs darytumėt tą veiksmą, kurį žinote mintinai, kažkurio metu vis tiek mes norim ar nenorim suklystam. Pasitikeičia kažkokios išorinės aplinkybės. Mūsų sprendimai įtakoja kiti žmonės. Mes gal būname išsiblaškę. Atsitinka įvairiausių dalykai. Mes klystame. Ir kalbant apie klaidas, yra svarbu suprasti, jog jūsų klaidingi sprendimai, tai nereiškia, kad jūs esate blogas žmogus. Mes labai dažnai susijęjame būtent patį žmogų su jo sprendimais, kai tuo tarpu šios dalykus reikėtų atskirti. Jeigu tu padarai klaidų ir jeigu tu padarai blogų sprendimų, dar nereiškia, kad tu esi blogas žmogus. Tiesiog tu padarai blogų sprendimų, nes darant sprendimus neišvengiamai būna anksčiau ir vėliau klaidingų sprendimų. Tiesiog taip yra ir nieko čia daug nepakeisi. Sprendimai žmogui yra būtini gyvybiškai. Kaip ir minėjau, jie garantuoja psichologinį augimą. Ir lygiai taip pat kiekvienas iš mūsų turi tam tikrą sprendimų indą, kurį per savo gyvenimą mes turime užpildyti. Jeigu šis indas yra nepildomas, mes jaučiamės tarytum tam tikra tuštuma viduje formuojasi. Sprendimus darydami mes šį indą pildome ir jeigu žmogus turi nedaug sprendimų patirties, jis padaro daugiau klaidų. Jeigu jisai turi daug gyvenimiškos patirties, tuomet klaidų statistika ir klaidų skaičius jisai palaipsniui gerėja. Taigi, svarbiausia yra suprasti tokį dalyką, kad sprendimo darimas ir apskritai bet kokio veiksmo ėmimasis, jisai jums duoda tai, kas yra vadinama psichologiniu augimu. Ir tai jau pradeda pildyti jūsų sprendimų indą. Kitas dalykas, ką yra svarbu suprasti, jog klaidos yra teigiamas dalykas vien dėl to, kad paprasčiausiai jos yra neišvengiamas. Taip mes esame perfekcionistai, taip mes norime visus sprendimus padaryti teisingai, taip mes tikimės iš kitų žmonių 100% visuomet teisingų sprendimų. Ir kuomet matome, kad jie klysta, mes piktdžiugiškai žvelgiame į juos, kritikuojame ir kaltiname. Tačiau kaltinti kitus žmonės dėl klaidų gali tik tai tas, kuris pats gyvenime sprendimų nedaro. Nes jeigu jis juos daro, jis žino, kad klaidos anksčiau ir vėliau atsitinka. Kitas svarbus dalykas, ką noriu akcentuoti, yra tai, jog didžiausias energijos kiekis yra dabartyje. Tik tai būdami dabartyje, jūs kontroliuojate savo dėmesį, turite didžiausią kiekį energijos ir tą kiekį energijos galite nukreipti būtent į sprendimų ir veiksmų darymą. Jeigu jūsų mintis nuklysta į ateitį arba į praeitį, jūs prarandate dėmesį, prarandate energiją. Analizuokite praeitį, mokinkitės iš praeities klaidų, tačiau tam skirkite 5% savo laiko. Planuokite ateitį, dėliokitės tikslus, vizijas ir taip toliau. Tačiau tikrai tam neverta skirti irgi daugiau kaip kitų 5% savo laiko. 90% laiko aš jums linkiu išmokti būti čia ir dabar. Taip pat linkiu daugybės sėkmingų ir teisingų sprendimų. Tai, ką jūs šiandien girdėjote, buvo ištrauka iš seminaro charakterio pažinimas ir formavimas. Čia buvo Aivaras, sėkmės visiems.